Ir vėl su jumis paparacai. Šiandien apklausėm tokį keistą žmogų. Žmogų L-skydinė. Va matot aš. Čia ne žmogus L-skydinė, nu suprant, paprastas paparacas. Bet va, žmogus L-skydinė. Ne, ačiū, man nereikia jokiais didelės garbėjus. Aš toks gimiau ir tokia yra mano prigimtis. Ir nežiūrėk į mano L-skydinės ženkliuką, nes tai yra labai pavojinga. Kiekvienas jį pasižiūrės gali paktėti. Nežiūrėkit žmonės, čia yra pavojinga, nelieskit manęs, aš esu įelektrintas. Pasižiūrėkite, kiek pas mane teka laidų krauješkių. Čia yra mano laidai, čia laidai. Parodykit, va ten, parodykit. Mano laidai. Aš turiu labai daug laidų. Laidai pas mane. Va, žiūrėkit, čia pas mane plyšo trupučiuką laido, bet tai vis tiek gerai dar eina. Dar gerai eina. Va, dar ant kojų yra gerų laidų. Bet kai kur yra tokie įtrūkimai, bet jie labai gerai. Jie gali, jeigu paliešit, tai tikrai gali numirti. Tikrai numirsit. O taip, tai va, čia dar pas mane ant kojus irgi yra pakankamai tų laidų, va. O taip, tai įprastas gyvenimas, žmogus L-skydinė ir viskas. Pavyzdžiui, ką galiu pasakyti? O koks jūsų darbas? Aš dirbu L-skydinė. Man moka atlyginimą už tai, kad aš žmonėms duodu elektros. Ir kaip jūs jaučiatės? Lyg mano gyslomis tekėtų kraujas. Taip, tu sakau, tokia mano prigimtis, aš jaučiuosi puikiai ir... O jūs norėtumėt, kad jūsų gyslomis tekėtų kraujas? Man labiau patinka elektra. Pajuskite mano elektrą. Ne. O jūs bijote. Nelys, debilė. Debilas. Bet to mane... Debilas.